Kiek maždaug? Plius sumažėjo, aišku, kompensacijos vaistams, padidinus PVM-ą. Vėlgi dėl tų pačių priežasčių, kad valstybėje trūksta pinigų ir buvo pakeltas PVM tarifas vaistams. Tai aš manau, kad tai yra labai sunki našta žmonėms ir kažkokie sprendimai turės būti priimti. Žmonės iš tikrųjų tikiu, kad netylės ir tiesiog neišgirsim daugiau tokių absurdiškų premjero pasakymų, kad viską daro teisingai, kad eina teisingų kelių ir kad žmonės palaiko, reiškia žmonės patenkinti. Tikrai aš daug susitinku su žmonėm ir žmonės yra pasipiktinę, nepatenkinti. Gal dėl to, kad nepatenkinti valdžios veiksmais jie tiesiog neina balsuoti, o tie, kurie už juos prabalsuoja, tiesiog suformuoja tokią nuomonę, kad yra viskas gerai. Tai aš atsakydamas į jūsų priekaištą tiesiog noriu jūsų paprašyti. Sekančiuose rinkimuose, o tai bus savivaldos rinkimai 2011 metų pavasarį, kurie tiesiog bus už nepilnų 2 metų, tikrai ateiti, išreikšti savo nuomonę balsuojant ir išsirinkti tokią valdžią, kuri iš tiesų deramai atstovautų jūsų interesams. Ir tada nereikės priekaištauti, nereikės nei parlamento, nei savivaldybės pulti, nei su šakėmis, nei reiškia, kitais įrankiais. Nes tokioj sudėtingoj situacijoje socialdemokratai yra opozicijoje ir ne visi priimami sprendimai, tiesiog jūsų iniciatyvos pasiūlymai yra išgirstami. Aš galiu atsakyti tik tais tiek, kad situacija niekada nebuvo lengva Lietuvoje. Jin iš tiesų visada buvo sudėtinga, tačiau socialdemokratų partija turi iš tiesų daug gerų profesionalių žmonių, kurie tiesiog moka valdyti šalį ir tai įrodė per paskutiniuosius 7 metus. Tai viskas kilo, ekonomika kilo, pensijos kilo, rubliniai indėliai buvo atkurti. Iš tiesų pažiūrėkime, kiek buvo kelių padaryta, kiek infrastruktūros objektų ir visa kita. Tai aš manau, kad žmonės prie gero greit pripranta ir tiesiog nevertina to. Mes turime skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras, negirdime jūsų. Labas vakaras. Prašau, prisistatykite ir klauskite. Jankevičienė Sigita. Norėčiau ir klausimą, ir patarimą. Kodėl neįvedami progresyviniai mokesčiai? Kalbama, bet nepriimama. Ir dėl progresyvinio nekilnojamo turto mokesčio. Tai būtų lėšos į biudžetą. Ačiū, Sigitai, už klausimą. Tai aš galiu tik tiek atsakyti, kad buvo priekaištai ir socialdemokratų vyriausybei, Gedimino Kirkilo vyriausybei, kad nebuvo įvesti. Tai šitiem progresiniam mokesčiam, aš jūs šiek tiek pataisysiu, progresiniam mokesčiam labiausiai priešinasi būtent konservatoriai. Ir iš tiesų Gedimino Kirkilo vyriausybė dirbo mažumoje ir negalėjo priimti progresinių mokesčių įstatymo. O dabar viskas yra Andriaus Kubiliaus rankose, jie turi 83 mandatus ir iš tikrųjų tai yra absoliuti dauguma ir jie gali tikrai priimti progresinių mokesčių įstatymą, kad daugiau uždirbantis, daugiau mokėtų mokesčių. Tačiau kodėl yra delsiama, mes taip pat uždavinėjom ne vieną kartą klausimus ir mūsų frakcijos nariai tokie kaip Algirdas Sysas, kuris iš tiesų yra profsąjungų deleguotas atstovas ir tikrai labai aršiai pasisako už tai, kad būtų įvesti progresiniai mokesčiai. Tačiau atsakymų negauname, yra tiesiog gražiai išsisukinėjama ir stengiamasi bet kokiais būdais, kad šitas mokestis nebūtų įvestas. Tai pirma klausimo dalis. Antra, apie nekilnojamo turto mokestį. Iš tiesų, vėlgi dėl tos pačios priežasties turbūt Andriaus Kubiliaus vyriausybė nenori, kad būtų įvestas turto mokestis visuotinis. Ir manau, kad jis tikrai išspręstų šiuo metu kai kurias biudžeto problemas. Tačiau yra ir kita, gal taip pasakysiu, medalio pusė, kuri nėra visiškai tokia blizganti ir graži. Tai yra šiandieninė situacija nekilnojamo turto rinkoje, kuomet iš tiesų
žmonės gal ir norėtų įsigyti ir būstą, ir tiesiog sklypus gyvenamų namų statybai, ir komercinius plotus ar patalpas, tačiau bankai visiškai nekredituoja nei fizinių, nei juridinių asmenų. Ir tiesiog yra toks sąstingis nekilnojamo turto rinkoje. Ir be abejo, nekilnojamo turto mokestis visuotinis, jis paveiktų turbūt į blogąją pusę nekilnojamo turto rinką, nes žmonės bet kokio kainą stengtųsi tiesiog atsikratyti turto, už kurį daugelis yra tiesiog paėmę paskolas ir išsimoka kas mėnesį, ir dabar, kuomet yra sumažėję atlyginimai žmonėms tiek valstybiniam, tiek privačiam sektoriuje, tai aš manau, kad būtų dar vienas smūgis tiesiog didžiajai masiai žmonių, nes kaip mes visi puikiai žinome, kad už komercinės paskirties patalpas, kurios, ir ne tik tai už komercinės, bet aplamai už nekilnojamą turtą įmonės ir taip moka mokestį. Tai liko neapmokestinti tik tai privatus fiziniai asmenys. Tai aš manau, kad šiandien dienai tokia situacija tiesiog dar didesnė našta kristų ant žmonių pečių, nes įmonėms šitas mokestis jau kaip ir yra, tai tik tais dar labiau pablogintų didžiosios masės Lietuvos gyventojų finansinę padėtį.